Labas visiems! Šiandien mes padarysim fundamentalioji analizė ilgalaikio investavimo portfelis. Tai yra visiškai kitokia analizė lyginant su MI monetom. Jeigu investuojam į ilgalaikį portfelį, tai aš esu atrinkęs 28 klausimus realiai ir padaryti paiešką apie vieną monetą, galiu pasakyti, gali užtrukti nuo 8 iki 12 valandų. Jeigu taip sąžiningai viską skaityti, gal net ir ilgiau, jeigu turim white paperį, bet paskutinės dienos šią savaitę, tai noriu dar padaryti 2 analizės apie monetas. Šitą, dar vieną rytoj. Ir ketvirtadienį, atsiminkit, ketvirtadienį aš jau padarau video su apžvalga, ką mes išmokom apie 3 investavimo strategijas. Tai yra treidinimas, tada yra monetų spekuliavimas, MI monetų spekuliavimas, tada yra ilgalaikio investavimo strategija, kur yra tokia pasyvesnė ir kursas bus baigtas, kai jūs man atsiųsit ir aš asmeniškai peržiūrėsiu jūsų strategiją ir pakomentuosiu. Tada bus kursas baigtas. Kitaip kursas nebus baigtas. Žinoma, paruošiu aš medžiagos, orientacinius klausimus ir panašiai. Bet žodžiu, nuėjom jau taip toli, džiaugiuosi, kad yra aktyvių narių, vieni mažiau aktyvūs, kiti daugiau aktyvūs, bet kuriuo atveju bendruomenė juda į priekį. Ir kaip jūs manot, apie kokią monetą aš darysiu šitą fundamentaliąją analizę? Žinoma, kad Ethereum ir aš jau esu pasiruošęs, kaip matot, viršui prisidėjau. Tai pirmas klausimas. Pavadinimas. Antras klausimas. Kada sukurta? Realiai data turi būti monetos. Trečias klausimas. Koks pagrindinis monetos tikslas? Kokią problemą sprendžia? Ketvirtas. Perskaityti white paper. Jeigu nežinot, kas yra white paperis, tai white paperis yra toksai dokumentas, protokolas, prieš paleidžiant kriptovaliutą reikia tokį aprašymą padaryti, konkrečiai apie valiutos savybės, ką jie darys ir panašiai. Tai mes turim white paperį ir esu matęs white paperių 4 lapų ir esu matęs 200 lapų white paperį. Tai jeigu ant 200 susidursit, tikrai nebaigsit per 12 valandą. Patikrinti X paskyrą, kaip ir darant kitas analizės. Socialinė medija privaloma tikrinti. Paskaityti apie monetą GitHub'e. Yra tokia svetainė. Labiau orientuota gal į programerius, paprastam žmogeliui įsijungus ne taip ir aišku, viskas bus bent jau ne iš karto. Aišku, aš pademonstruosiu vėliau, dabar tik perskaitau klausimus. Paskaityti apie monetą Reddit'e. Pasidomėti apie monetą YouTube'ai, pažiūrėti monetos originalią svetainę, paskaityti apie monetą Wikipedijoje, paieškoti straipsnį apie monetą coindesk.com, nežinau kodėl čia nepasijungia svetainė, paanalizuoti paskutinių 12 mėnesių Google Trends apie monetą, kas yra ši moneta, daug detalesnės informacijos apie šią monetą. Aš vis dar randu klaidų savo, kam ši moneta egzistuoja, kam iš viso ji buvo sukurta. Šitas klausimas papildysiu. Kokie yra šios monetos privalumai ir funkcionalumas, kokie yra šios monetos trūkumai, kur technologija nėra tobula, kokie yra monetos komanda, įtraukti savo mintis apie CEO, tai čia yra generalinis direktorius, apie investuotojus, kokia yra developerių komanda ir bendruomenė, kaip manot, ar jie atsidavę projektui, ar jų tikslas yra patobulinti projektą, ar šis projektas turi
rimtų partnerių, reiškia galvoju greičiau negu skaitau ir negu rašau. Didelių gerai žinomų kompanijų, valstybinių institucijų. Kuom ši moneta išsiskiria iš kitų kriptovaliutų? Kokios centralizuotos biržos remia šią monetą, kokios piniginės remia šią monetą, koks yra dabartinis monetų kiekis, koks apskritai yra maksimalus kiekis šių monetų ir kiek jų bus 40 metais. Jeigu galima pritaikyti, kas yra šios monetos auditorija. Atsiprašau, auditoriai. Jeigu galima pritaikyti, kas yra šios monetos auditoriai. Kokie jie turi reputaciją savo šalyje, kokią jie turi reputaciją savo šalyje arba toje šalyje, kur įsteigta įmonė. Ar yra ekonominis paskatinimas mažmenininkams, kurie naudoja šią monetą, toks kaip mining ar dar kažkas. Kiek yra skaitytojų Reddit platformoje, kurie domisi šią monetą, kiek yra skaitytojų X platformoje, kurie domisi šią monetą. Tai įsivaizduokit, yra 28 klausimai ir kaip jūs manot, jeigu jūs skirsit vieną dieną atsakyti visus šitos klausimus, aš jūs gal išgazdinau, galima dalimis, ar jūs žinosit užtektinai, kad galėtumėt priimti sprendimą investuoti į šitą monetą ar neinvestuoti, kaip jūs manot? Visiškai teisingai. Jeigu jūs atsakote visus šitus klausimus, 28 klausimus, tikrai natūraliai skiriat laiko jiem, jūs būsit tas top 1% žmonių, kurie daugiausiai išmano apie šitą monetą. Vat ir dabar jums atsakymas, kodėl neįmanoma žinoti visko apie visas monetas. Neįmanoma. Tarkim, TikTok'e, YouTube'e klausia, ką manai apie šitą, ką manai apie tą. Aš šiaip savo domėtis, kad tik domėtis, nesidomiu ir negaliu atsakyti, nes norint atsakyti apie monetą, vat ką reikia padaryti. Ir jeigu pradėsiu kiekvieno komentarą atsakinėti po 12 valandų darydamas researchą, tai galiu atsisveikinti su savo asmeniniu gyvenimu. Tai va, tokie dalykai. 28 klausimai. 28 klausimai. Ir dabar, jeigu jūs investuosit į BitTensor, į Stacks, į Theta, į ICP, į kažką iš tų monetų, ilgalaikio investavimo monetų, prašau pasidaryti šitą. Vat apie Ethereumą, aš Ethereumą pasirinkau. Galiu papasakoti viską, nėra jokios problemos man. Bet tarkim, apie ICP aš tiek nežinau pats, nes jie neinvestuoju ir man užteko praeiti gal pro 12-13 punktų ir supratau, kad aš jie neinvestuosiu ir viskas. Tai čia aš pristačiau jums klausimus, dabar galim pasižiūrėti su atsakymais. Tai yra ETH, Ethereumas, kada sukurta, 2015 metais, realiai white paper jau 2013 Vitalik Buterin pristatė. Koks pagrindinis monetos tikslas, kokią problemą sprendžia Ethereum, ne tik siūlo kriptovaliutą, tai kur kas daugiau, nes tai yra decentralizuota platforma, kuri vykdo išmanesias sutartis. Programas, kurios veikia tiksliai taip, kaip buvo suplanuota, be jokios galimybės sustabdymui, cenzūrai, sukčiavimui ar trečiųjų šalių įsikišimui. Čia yra toksai terminas, kur ne visi gali suprasti, bet iš principo Ethereumas yra ne tik kriptovaliuta. Ethereumas yra visa ekosistema, kur mes galim kurti išmaniasias sutartis. Dabar, tarkim, norim sutartį, važiuojam pas notarą. Norim pavedimą padaryti didesnį arba tarptautinį, kreipiamės į banką. Ką Ethereumas padaro, visą tai dabar gali padaryti be trečiųjų asmenų įsikišimo, trečiųjų šalių įsikišimo. Tai reiškia, mes taupom galbūt mokesčių kažkur. Bet kadangi mes norim sukurti kontraktą, mums reikalingas pats Ethereumas. Pati Ethereumo kriptovaliuta mums yra reikalinga. Dėl to turim puikią sistemą. Čia tik tai vienas išmanieji kontraktai, smart contracts yra vienas iš Ethereumo privalumų. Yra jų ir daugiau, bet iš esmės tai yra didžiulė ekosistema. Kaip sakau, Bitcoinas yra priskiriamas prie skaitmeninio aukso ir lyginamas su fiziniu auksu, dėl to, kad tai yra kaip ir vertės vienetas, iš principo Ethereumas, auksas, kaip jis tiesiog yra metalas ir viskas. Bet jis yra, jį perka, kad
būtų vertės vienetas. Ethereumas yra kaip nafta, reiškia turi visą ekosistemą. Ten nuo dizelio iki aliejaus, iki kosmetikos ir panašiai. Ir dujų, reiškia, turime didžiulę ekosistemą su automobiliais, lėktuvais, įvairiom pramonėm, kurios naudoja naftą. Dėl to nafta yra geras biznis. Toliau Ethereum white paperis. Čia white paperis. Yra nuoroda padaryta, įklijavau jum, padariau pagal šitos klausimus. Šiandien tai visas white paperis, istorija, miningas, čia viskas yra. Jūs galite suprasti, kaip veikia visa šita technologija. Žinutės, kaip galima, jeigu nežinot, galima net žinutės siūs kartu su kriptovaliuto, jūs galite ir žinutę įsiųsti užkoduotą. Įsivaizduojat, kurią galite pažiūrėti tik tai jūs. Sistema visą, apie viską galite pasiskaityti čia. Apie viską. Gerai, šitą išjungiam, kad nesipainiotų. Einam toliau. X paskyra, kaip mes be X paskyros, pažiūrėkit, koks čia grožis, 3,7 milijono sekėjų. Ir jie nuolatos kažką paustina, savo naujienas, perpaustina. Bet iš principo, kai domitės apie monetą, realiai reikėtų žiūrėti, kas čia yra ir kas seka. Aišku, Ethereum tai yra top. Antra moneta, tai čia nebus didelė nuostaba. Bet vis tiek per visą šitą procesą turit praeiti, jeigu investuojate į ilgalaikio investavimo portfelį. Toliau GitHub'as. Pažiūrim GitHub'ą. X išjungiam. GitHub'as. Labai daug informacijos. Ethereum'as 12,5 followerių. Bet sakau, čia yra projektai. Kadangi Ethereum'as yra open source'as, galima challengeuot, bet man, pavyzdžiui, not good yra, iš tikrųjų. Aš pasiskaitau, kiek galiu, bet man sudėtingas. GitHub'as, tai čia labiau gal programuotojo. Tada paskaityti apie Ethereum'ą irgi Reddit'e. Pažiūrėkit, Reddit'e irgi yra 3,7 milijono memberių. Įsivaizduojat? Dabar 572 online. Apie čia pasiskaityti, nes daug yra visokių temų. Ethereum can raise to 20 grand within 5 years, here's why. Tai jūs galite skaityti ir žiūrėti, ką komentuoja. Ir kartais yra sąmoningų komentarų ir kartais nesąmoningų. Tai kaip jūs praskaitot, susidarot bendrą vaizdą, ar jūs norit investuoti tą monetą ar nenorit investuoti. Po Reddito išjungiam, toliau žinoma, YouTube turi ir savo kanalą, čia subscriberių ne tiek daug, bet jūs turit video ir video yra ganėtinai ilgi, išsamus, su paaiškinimais, kalba ir pati bendruomenė. Ir šitų video yra, gera krūva, galite žiūrėti ir žiūrėti, neatsibos tikrai, jeigu norit suprasti, kas vyksta. Ir labiau įsigilinti. Tai toliau, ką mes turim. Pačios monetos originali svetainė. Irgi turim Ethereum.org, kuri yra, pasirodo, Šveicarijoje užregistruota. Iš tikrųjų, kita įmonė yra užregistruota Šveicarijoje kaip non-profit ir prižiūri visą Ethereum veiklą, kuris open source. Tai viską išniukštinėti reikia, visą informaciją. Bum, netgi roadmapas, gal svarbiausia irgi yra roadmapas. Pasižiūrėti, kokie yra jų tikslai. Ir kai sekat visą procesą, jūs pastebite, ar kinta jų tikslai, ar nekinta, ar jie pasiekė savo nusistatytą roadmapą, ar nepasiekė. Kaip žmonės reaguoja, taip ir panašiai. Tada Wikipedijoje jau taip labai gal daug visko nerasit, bet ką jūs galite rasti, jūs galite Wikipedijoje rasti netokios istorinės informacijos, kas kaip, bet realiai jūs galite rasti apie žmonės, kurie prisidėjo,
kurie konkrečiai ką padarė, yra linkai. Visur yra linkai. Istorija, dizainas, aplikacija, reguliacijos, užrašai ir papildomos nuorodos. Bet papildomų nuorodų dar krūva. Čia begalė, sako, kuo giliau mišką, tuo daugiau medžių. Dabar analizuot paskutinį 12 mėnesių Google Trends apie monetą. Kur čia tas mūsų Google Trendas? Foundation? Ne, va. Va, pažiūrėk. Google Trendas paskutinį 12 mėnesių. Čia mei buvom pakilę. Pum. Niekam neįdomu. Kada čia pradėjo domėtis prieš naujus ir down trendas. Mažiau įdomus, Ethereumas galima pasižiūrėti, kur daugiausiai ieško, kas interesą daugiausiai turi, įsivaizduoji? Nigeria, PM 2% interesą. Įsivaizduojat? Aš manau, tokias Afrikos šalis įsivaizduojat, kas yra su Afrikos šalim. Pusė šitų gyventojų Afrikos net neturi prieimo prie bankų, bet jie visi turi prieimą prie telefonus. Ir jie praleis bankus ir integruos iš karto kriptovaliutas. Tai čia yra Afrikoje didžiulė rinka šitom finansiniam technologijom. Paanalizuoti trendus, kas pačiam Google search'e vyksta. Kas yra ši moneta? Daug detalesnės informacijos apie šį projektą. Tai realiai turit jau pasinaršėt, palandžiot, susidarėt vaizdą, dabar reikia užtvirtinti. Tikslinis klausimas. Ir kuo daugiau detalesnės informacijos ir ką jūs manot. Ethereum yra platforma skirta vykdyti blockchain programas, be sukčiavimo ar bet kokių trečiųjų šalių įsikišimo. Jį veikia decentralizuotame kompiuterių tinkle, kuris užtikrina, kad duomenys ir išmanosios sutartys būtų apdorojamos ir atkuriamos visuose kompiuteriuose esančiuose decentralizuotame tinkle. Tai žodžiu, aš jums šitą failiuką prikabinsiu, jūs galite paskaityti, pagalvoję, kodėl ši moneta egzistuoja. Tai realiai, kodėl. Ir čia yra paaiškinta šitam tekste, kad dėl bitkoino trūkumų atsirado Ethereumas. Viskas, antiek paprasta. Dėl Ethereumo trūkumų atsirado Solana ir daug visų kitų monetų. Tada kokie yra šios monetos privalumai ir funkcionalumas, jūs jau žinot. O kokie yra privalumai? Tada žiūrit, kokie yra trūkumai, irgi juos parašot, įsisavinat. Padarė paiešką, kokie yra monetos komanda, įtraukti savo mintis apie komandą. Turim čia svetainę Crunchbase, pažiūrėkit. Ir čia galit susirasti Crunchbase, jeigu susiradau Ethereumą, viską čia galiu rasti, technologiją, žmonės, matot, visą komandą galim pažiūrėti ir galit pasiskaityti, yra kai kur matot užslėpta. Toliau, kas toliau, kokia yra developerių komanda ir bendruomenė, kaip manot, ar jie atsidavę projektui. Ar jų tikslas yra patobulinti projektą, tai čia GitHub'e, Reddit'e pasiskaitysit ir tikrai suprasit, ar šis projektas turi rimtų partnerių, didelių gerai žinomų kompanijų, valstybinių institucijų. Kai kurie žinomi prekių ženklų influenceriai, žodžiu, trumpiau, JP Morgan, Chase, IBM, Microsoftas, Intel, Mastercard, Credit Suisse ir BP. Čia yra visi Ethereumo partneriai. Įsivaizduojat, kokios korporacijos ir kompanijos taikosi į Ethereumą. Kuom ši moneta įsiskiria iš kitų kriptovaliutų? Akivaizdu, tai yra kriptovaliuta. Daugelis kitų kriptovaliutų tiesiog yra kriptovaliutos, jos neturi savo ekosistemos, o Ethereumas yra tas, kuris turi savo didžiausią ekosistemą ir apskritai Ethereum technologija auga labai stipriai.
Gerai, kokios centralizuotos biržos remia šią monetą? Visos realiai, kadangi yra topė. Jeigu mes būtume top 100, kokiam 98 vietoje, tada labiau aktualesnis klausimas būtų. Tai kokios piniginės remia šią monetą? Irgi visos. Čia labiau yra orientuota į tai, ar ledgeriai remia didelės įmonės, kurios jau buvo 2015-2016 metais, kaip ledgeris, trezorius, šaltų piniginių. Ar jos remia, jeigu tai yra naujas projektas, jeigu jos neremia, galbūt ir nėra vertas dėmesio. Čia visos. Koks yra dabartinis monetų kiekis? Paskutinį kartą, kai žiūrėjau, buvo 120 milijonų 600 tūkstančių, galim dar patikrinti. Nemanau, kad skirsis, nes čia iš nesenai ta informacija imta. Jo, žodžiu, 641 tūkstantis. Ir koks apskritai yra minimalus kiekis šių monetų. Maksimalus, atsiprašau, ir kiek jų, pasišviesinu ekraną, bus 40 metais. Begalybė. Ethereumas turi va tokį ženkliuką, tai reiškia, kiek norės, tiek ir bus. Jeigu galima pritaikyti, kas yra šios monetos auditoriai, kokią jie turi reputaciją savo šalyje, arba toje šalyje, kur įsteigta įmonė. Tai va čia irgi galima rasti informacijos arba plačiajam internete, jų puslapį tikrai turi būti, tai va, ir yra viskas aprašyta. Ethereum Foundation saugumo tyrimų komanda, va, Ethereum Foundation įsikūrusi Šveicarijoje, viskas parašyta. Yra bug bounty programos, kurias kuria audito kursai ir iniciatyvos, viskas vykdoma. Tai va, jums reikia žinoti tokią informaciją apie monetą, kad jūs susidarytumėt bendrą vaizdą ir kai padarysit kokį 10, 20 ar 50 tokių paieškų. Kaip jūs galvojat, jūs tik pradėsit žiūrėti monetą intuityviai, iš karto matysit čia taip arba ne. Ar yra ekonominis paskatinimas mažmenininkams, kurie naudoja šią monetą, toks kaip miningas. Aš miningą kaip pavyzdį daviau, nes tikriausiai daugiau ir nežinot, bet jeigu trumpai taip yra, tai va, sumažinti operacinius kaštus, čia kas tarptautinius mokėjimus liečia pritraukti naują klientų auditoriją, generuoti papildomas pajamas per DeFi ir staking, čia decentralizuoti finansai, tikriausiai mokėtės, žinot, ką reiškia DeFi ir staking, pati mūsų pirmoji pamoka. Tada automatizuota veikla per išmanesias sutartis, apie smart kontraktus paminėjau, ir kurti lojalumo programas per NFT, Non-Fungible Tokens. Mano automobilio numeris va toks va yra, jeigu ką, ne šiaip sau. Kiek yra, gal norit pirkti kažkas, nes pardaviau automobilį, nes ruošiuosi išvykti, turiu atiduoti balandžio 1. Reklama. Yra numeris laisvas. Kiek yra skaitytojų Reddit platformoje, kurie domisi šią monetą. Tai mes matėm, kad daug galima atsidaryti. Pum. O, 3,7 milijono memberių. Ok. Kiek yra X? Tiek pat. 3,7 milijono. Tai taip yra daroma paieška. Ir man atrodo, aš praleidau šitą vieną klausimą, bet nes neišjungtas. Taip, CoinDesk praleidau. CoinDesk irgi jūs galite ateiti ir į CoinDesk. Čia susirasit labai daug informacijos. CoinDeskas, gera svetainė. Ir viskas. Šiandien tiek. Ir susitiksime neužilgo. Jūsų laukia egzaminas. Egzaminas laukia jūsų. Iki greito.